Sveiki, brangūs žiūrovai, prisijungė dar vienam epizodui, kurį filmuoju Ispanijoje iš saulėtosios pakrantės. Šis epizodas bus apie salono valymą ir nano dengimo odos paviršių. Kam neaktualus yra salonas ar odos dengimas, ta nano danga, kabutės parodžiau kalbėdamas, tai galite perinkti epizodėlį, prieš tai palikdami laiką bent už palaikymą, kad tęsčiau ir toliau tą kūrybą. Žinoma, ne su kiekvieno kliento automobiliu tą kūrybą galima kurti, filmuoti ir gaišti papildomą laiką. Bet šis automobilis yra mano buhalterio, jisai atlieka buhalterinę apskaitą Ispanijoje, mano mokesčius ir panašiai. Ir kaip ir pusiau draugelis, tai aš jam pasiūliau už savo paslaugą ir sutarėm draugišką kainą. Ir kitame epizode viską detaliai parodysiu, kaip išrašau sąskaitas Ispanijoje, kaip išsiunčiu sąmatą, kaip apskaičiuoju sąmatą ir daug kitos įdomios informacijos bus ateinančiuose epizoduose. Bet dabar tiesiog pradėkim, gerai? Tai va, matėte, aš pasiėmiau kilimėlius sausus, neturiu siurblio, kaip bebūtų keista, čia tas garažas neturi elektros srovės, labai silpna srovė, išmuša saugiklius, bet čia Ispanijoje kaip yra keista padaryta sausgyslinė, ne? Kai pas mus ateini, vėl saugiklis įjungia ir tęsi darbą, ten užrakinta su spyna ir ne jungtukas, o tiesiog kažkoks saugiklis, kurį turi atvažiuoti taip vadinami meistrai, maintenance ir pakeisti. Tai va, man jau buvo toks nuotykis, kad įsijungiau galingą siurblį ir netekau elektros. Tai vėliau naudojau savo generatorių, kad prasisiurbčiau tą automobilio saloną. Bet aš nenorėjau gaišti laiko ir tiesiog atlikau kilimėlio sausą valymą šiuo suktuku ir šepečiu. Bet tai kyla papildomos dulkės, ką nelabai rekomenduoju. Bet neturint siurblio, galima su suktuku kilimėlius labai gerai išpurenti sausuoju būdu. Tai va, išsivaliau sausai, išsiploviau su siurbliu, panaudojau labai gerą cheminę medžiagą, Magic Carpet vadinamą, iš Autobraito, kurią įsigyti galite detailerplace.com su nuolaidos kodu mobilios rankos, paliksiu visas nuorodas apačioje, tikrai geras šampūnas, kas vienintelis minusas, nėra labai kažkuom ypatingas aromatas, kvapas, toks įprastas cheminis ploviklis. Tai va, žiūrėkite, kaip aš padariau tas linijas, aš paimu su šepetėliu, per šepetėlių plotį, atsižymiu, čiukt ir nustumiu. Ne? Taip gaunas tolygiai, gražiai nuošalės. Tai va, čia tas siurblys, matot, pajungtas ant mano geltono generatorio kamputyje. Saugokit nugarą, jeigu yra galimybė įsidėti tokį angalį, naudokit, bagažinė plati, didelė, sutaupysite ir laiko, ir savo nugarytę. Tikrai saugokit save ir savo sąnarius. Šiame darbe, galvokit į priekį, į ateitį. Tai toliau. Radau kažkokių pūkų, nes klientas turi katiną. Matyt, katinas trinasi į kojas ir kliento koja trinasi į šią medžiagą. Ir tada turim tokią gausybę pūkelių, kuriuos aš iššukuoju su guminiu šepečiu. Tad guminis šepetys irgi yra reikalingas įrankiukas detalizavimas srityje. Šį plastiką valau su užsiprė chemija, kurią įsigijau absolutum.lt. Ten irgi turi nuolaidos kodą mobilios rankos. Ne visur, ne vienoj parduotuvėje viską galima rasti, bet daugmaž galima. Sakau, paliksiu nuorodas apačioje, negaiškim laiko produktams per daugiausiai. Dabar čia bandau eksperimentą. Pusę plastiko dengiu 12 mėnesių galiojančią nano dangą, kuri iš savęs geba plastiką atgaivinti, pajuodinti ir suteikti žvilgesio, ne? Kitai pusei panaudojau plastikui skirtą kremą, kuris yra gumoms ir plastikui. Ir daug geriau susitvarkė būtent ši gumai ir plastikui skirta priemonė iš Chemical Guys, kurią pirkau detailerplace.com. Nes nano danga, kai išdžiuvo, vėliau parodė ne kokį rezultatą. Dar taip pat kliento prašymu paprašė pakeisti valytuvą, tą ir padariau. Nusiėmiau, aišku, tik tais nusiėmiau, o įdėsiu naują valytuvą jau po visų darbų. Išsivarau automobiliuką į kolidorių ir labai dėkingas garažas, kad pats paskutinis, tada aš galiu dirbti kolidoriuje ir netrūkdamas savo dirbti ramiai. Taip pat valomės odą, ruošiam odą nano dengimui. Tai prieš nano reikia ją išsivalyti. Tai vėlgi panaudoju Chemical Guys produktą, kuris puikiai valo, neblogas kvapas.
palieka matinį paviršių ir odai specialus šepetėlis, kuris yra irgi vienas iš tokių privalomų įrankių detalizavime, sakyčiau, kurį galima labai plačiai panaudoti, pavyzdžiui, poliravimo padų valyme, odos plastiko valyme bei kilimo šukavime. Tai va, šiam automobiliui yra numatyta padengti odą nano danga. Prieš dengimą mes apsivalom paviršius. Tai va, galima naudoti klasikinį odai skirtą šepetėlį, kas yra puikiai priemonė tiek visokiems plastikiniams paviršiams. Visą laiką mėgstu tikro šerelio šepetį, bet šiandien norėčiau tikrai pademonstruoti priemonę iš Evo Karo šveitimo kempinėlę, stačiais šereliais, sintetiniais. Ir kita pusė kaip aplikatorius, švelni šluostė, su kuria galima valyti jautresnius paviršius, kad jų nesubraižyti. O su šia pusė labai gerai valosi oda, gerai putoja. Nu, iš karto kiek putuvo. Nu ir ką, surenkam perteklių. Tęsiant salono valymą, prieiname prie plastikų, kuriems panaudosiu tą pačią kempinėlę. Noriu išbandyti, kaip tie sintetiniai šereliai susitvarkys su plastiko tekstūra. Na ir iš tiesų puikiai susitvarko, geras produktas, užskaitau, gaila atsirado mano gyvenime tik dabar. Kitas kempinės privalumas, kad tinginiai gali ją apversti ir nuvalyti perteklių su kita pusė. Tai tikrai rekomenduoju, net gestikuliuoju kalbėdamas, ką ant kiek geras produkčiukas. Ir plastikui panaudoju Chemical Guys Invisible Cleaner, kuris yra beveik bekvapis. Tokį produktą, sakyčiau, naudoti žmonėms, kurie yra jautrus kvapams. Be to, šis produktas yra subalansuotų pH, ką tai reiškia, kad galima naudoti prabangiems automobiliams drąsiai, nebijant pažeisti paviršių, pavyzdžiui, vairo plastikas, jeigu užtiks kažkiek ant odos ši priemonė, irgi nieko tokio nenutiks ir iš bėdos galite ir odą pavalyti, suprantat, aš sakyčiau, geras, universalus valiklis, jis turi būti subalansuotų pH. Gerai, sekantis žingsnis, įsivalėm odą, plastikus, kilimus, kilimėliai džiūna, let's go, vyniojam ir bandom pasidengti nano dangą su keramikinė danga. Ta žodis keramikinė kabutėse, bet tai yra tokia apsauga, kuri yra geresnė nei bet koks kremas, kondicionierius. Mes esame pradėję tepti odą kondicionieriais, kurie apsaugo nuo saulės spindulių, išsausėjimo. Nu ir viskas, žinokit, nieko daugiau ten neapsaugo. Kondicionierius labiau yra nuo saulės spindulių, bet kai mes kalbam apie keramiką, šitą priemonę, kurią dabar naudoju, jie apsaugo ir nuo saulės spindulių, nuo purvo, ypač nuo džinsų mėlynų, tarkim, būna ten visokie, Zaros džinsiukai linkę dažyti. Baltas sėdynės ir panašiai, tai oda lengviau įsivalys iš po šios priemonės. Toliau, kai išpilsit kokią kavą ar prilips koks vaiko saldainis, nepažeisit odos. Tiesiog visa pusiškesnė apsauga, odos apsauga nei kondicionierius. Kondicionierius iš vis renka dulkes, o ši danga apsaugo geriau ir nerenka dulkių ir neblizga. Šiek tiek blizgesiuko yra, turiu įspėti, bet ne taip kaip kondicionierius. Oda vis tiek lieka matinė. Puikus produktas. Iš vis Giono produktai mane stebina. Aš nedaug įnaudojęs, bet kai tik panaudoju, sakyčiau, Koreja gerai varo. Korejietiškas produktas yra Gionas. Tai va, langai, vaflinis skudurėlis, vaflio rankose, puikiai langų valymo priemonė iš Autobraito, vėlgi Detailer Place parduotuvė. Sakyčiau, gal per stipri būtų tonuotiems langams, biški per daug turi savyje amonijako, to alkoholio, ką reikėtų mažiau naudoti ant
tamsintų langų plėvelės pačios iš vidaus, nes langai tamsinas iš vidaus, pavyzdžiui, gale užliuota plėvelė, negalit labai stipriai trinti. Gerai, prabraukėt, nusivalė viskas, bet jeigu trintit labai stipriai su amoniakinė alkoholio pagrindų priemonė, plėvelė gali šiek tiek tapti tokia matinė, galit biškį pažeisti plėvelę šiek tiek. Nebus iš karto blogai, bet, žodžiu. Kaip aš valau priekinį langą? Matot, aš atsiremiu į sėdynę pilnų dilbių, ne alkūnę, nes alkūnę galite spausti į odą guzą. O geriau yra pilna ranka ir tada patogiai su kita ranka pasiekėt pusę lango. Nuo kampo iki kampo, tai vienas pusė lango, kita pusė lango. O kitame epizode matysime kėbulo paruošimą, metalo dulkių, dervų šalinimą, moliavimą, poliravimą, vieną etapą, sausinimą šluostės pristatymą, test drive lengvą, plovyklą Ispanijoje. Irgi šis produktas geras. Priemonės, kurias panaudojau, variklio skyriukas, šiek tiek poliravimo ar atlankiukų, nanodanga stiklui, nanodanga lakui. Likit ir prašau, galite paspauskit laiką, pasubscribikit. Ir štai žiūrėkit, koks efektėlis nanodangos. Nedengta ir dengta. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki.